BetSafe kazino, BetSafe lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Namaste gintųjų, gal laukia vasara, taip geras šilto, šiandieną mes norime pakalbėti su jumis apie ralio automobilius. Tikrieji ralio automobiliai, homologuoti ralio automobiliai. Turėjom labai ilgą pertrauką, per kurią nebuvo leisti tokių įdomių homologuotų automobilių kaip Lancia Delta Integrale, Lancia Stratos, Audi Quattro, Renault 5. Ir staiga kažkas susišvietė Toyotai, kad, blėt, jie nusprendė padaryti ralio homologuotą Yaris GR dahui. Čia bus zaibys. Karočią, paskutinį dešimtmetį Toyota kompaniją valdė pirmininkas valdybos narys Akio Toyoda. Ir Akio Toyoda pasakė, mes per dešimtmetį padarysime iš Toyotos kažką nepakartojimo. Ir jis prieš išeinant išleido achujienų dizaino Priusą, kuris atrodo kaip vieno itališko raudonų automobilių gamintojo dizainas. Išleido Toyota BMW Supra, nes čia yra BMW Supra. Išleido Corolla GR, Yaris GR, GT86, naujus Land Cruiserius. Ačiū tau, Akio. Ir dabar atsirado naujas valdybos pirmininkas, nežinia kaip ten viskas bus, bet jis davė achujieną startą. Jis davė mums viltį, kad mes, Toyota mums davė viltį, jis sakė, Toyota, ne kiek nors kitas gamintas, o Toyota davė mums viltį, bibidėjomės ant jūsų elektromobilizmo. Bus galbūt hibridai jūsų mamom, bet mes jums vis laik paliekam višnaitę ant torto. Jis yra 10 cm ar virš 10 cm platesnė ir 10 cm žemesnė. Čia yra tiek dahuja suvirinimo siūlių, kad jūsų standartinėme Yarise tiek suvirinimo siūlių nėra. Viskas tik dėl to, kad mašina būtų standesnė. Ir patikėkit manim, blėt, jinai tokia standi, kad pizdėts nahui. Ja pamatė, Audi fanai iškart pradeda jungti sport režimą, liepė savo žmonai ir vaikam išeiti iš mašinos, ištraukė visus gazo balonus, blėt, bulves ir pradeda lenktyniauti iš galo kaip apsisti. Toyota stengiasi išleisti mums geriausią įmanomą produktą. Kaip ir visi japonai, žiūrėkite, pradžiai. Nissan GT, 60 štukų eurų. Bargenas, na. Bargenčikas įmi, blėt, perki, aišku, ten pakava dar buvo labai kieta, bet pohu, žinai, GTR yra GTR. Dabar kiek GTR? 102 gabalų, 100 tram. Aišku, mašina jau beveik 20 metų leidžiama. Legenda, na. Legenda, ne kitaip, blėt. Taip pat su laikrodžiais. Leidžia Seiko pigius laikrodžius, po to išleidžia Peace Grand Seiko. Ten, blėt, porą tūkstančių. Visi perka į bačią. Geriau už Rolexus pagaminti, ten, žinai, ten japonų autistai ten gerai atpoliruoja jos. Vėliau tos kainos vėl pakėlė, kiek 6 gabalų. Tas pats su Yaris GR. Pradžiai, kas ją spėjo nusipirkti pirmos kartos Yarisą, mokėjo ten 27. Mūsiškai, blėt, autosalonai greit užžadė nahu, kad per pigiai parduodam, blėt, ir užkėlė greit 7 gabalais kainą. Dabar išėjo antros kartos Yaris GR, kuris yra dar brangesnis. Ir kila klausimas, ar toks jau brangus Yaris GR yra konkurenttabilus su kokia nors Fiesta ST ar Honda Civicu. Bet iš kitos pusės pagalvojus, blėt, nei Fiesta, nei Civicas niekada nekonkuruos su Yaris GR, nes čia yra homologuota raliui, blėt, mašina. Jos artimiausia pusėserė turėtų būti Lancia Delta Integrale, blėt. Delta Integrale tai yra legendinė taška, kurie anksčiau Goriūnų dragose tuninguodavo, dabar jaučiu gailisi tie žmonės, nes nieko nedarant tai mašinai jos vertė būtų pakilusi. Jibat, šiandien yra legendos dalys, na, aš nekantrauju sėsti ir pravažiuoti, bet dar reikia porą, blėt, autistim techninę dalyčių, prahujarint. Ko čia hebra, žiūrėkite, blėt, karboninį stogą gaunate, blėt, už didelės šaibas, na, išmetimai, blėt, gražus, plačius padangus. Jau minėjau, kad mašina yra daug platesnė ir daug žemesnė. Vizualiai atrodo, kad ten vietos nėra, bet aš ten talpų ramiausiai, tai greičiausiai jūs tilpsite irgi. Variklis. Atidarom variklio skyriną. Žiūrėkite, čia stovi 1.5 turbininis variklis, 3 cilindrų, 260 arklio galių. Antros kartos Yaris turi 305 arklio galės. Karočią, dar mažo to, kai vis laik japonai mėgsta savo pasilikti skaniausią desertą. Šios serijos Yaris GR dar išleido Yaris GR Meisterschaft Nürburgring GR MN 500 vienetų, kur yra karboninės, blėt, sėdynės, nahui, dar labiau lengvinta, dar labiau žeminta, nahui, ir jinai pizda kokia greita, dar greitesnė, jinai ten turi 285 arba gali. Dar buvo išleista dar antros kartos Yaris GR, skirta ralio lenktynininkam, bet kadangi jie nebuvo Group Rally B lenktynininkai arba Colin McRae, iš esmės ten tie patys varikliai, tiesiog nustatymai 4 varomų yra skirtingi. Čia gali nustatyti sport režimą, kur 70% eina į galą 30 į priekį, track režimas, kur 50% eina į priekinius ratus, 50% į galinius ratus, arba standartinį režimą, kur priekis daugiau varo, galas mažiau, nes čia, blėt, lengva mašina, blėt, kur
kur gali kaip varlytai nahui judinti po trasą. Čia yra 4 varomieji, paprasta greičių dėžė, 260 arklio galio, va čia tai geri laikai, blėt. Aš jau galvojau, kad niekada šito jau nebus. Aišku, čia paminėsiu dar, kad čia yra miesto paketukas, čia nėra sportinio paketo, kur yra blokuojami diferencialai. Žmogui reikia į darbą važinėti kiekvieną dieną ir jis neturi laiko žaisti. Tai principe jūs galite turėti visiškai radikaliausią versiją GRMN su vairų bardačiokė, laukti, kol galėsit istorinius numerius užkliuoti ir džiaugtis. Bet aš manau, kad jeigu 500 mašinų yra išleista ir visi rimti kolekcionieriai, kurie kolekcionuoja brangius itališkus automobilius, jau yra nusipirkę po vieną, tai vargu ar jūs galėsite jį įsigyti, nes nėra ekonominės logikos. Kai jos šiek tiek atpigs, vat jūs dabar suprasite, kad jums ją verta turėti. Jeigu jūs esate tas svegitrončikas, tas, kur, žinai, ten dirbi biurą, ten sėdi la, ten gauni gerą šaibės, gali gauti paskolėlę, varykit Toyota, spaus, paimti kreditą ir nesugalvos, aš to atpičiaju, pamatysi kodėl. Čia pizdėts automobiliukas yra. Nu ką, automobiliukas iškart įspėja drive safely and obey traffic rules, ok. Prašo avoid excessive acceleration due to temperature. Kol variklis neišyla, neleidžia normaliai gazuoti. Čia gera sistema. Šiaip viduje vietos daug, sėdynės patogios, jos tokios padarytos kaip ale sportinės, bet jos tikrai komfortabilios, žiauriai patogios sėdynės. Net Porsche negamino tokių sėdynių. Šonė tokia Alcantara, čia jaučiu, nežinau, gal imitacija, bet gražiai padaryta. Sėdynės irgi Alcantara. Sargiai valgykit ledus, kad neaptaškyt baltus skysčio. Vairas labai zaibys, man patinka, gražus vairas. Mygtukai funkcionalūs, kai vis laik japonai mėgsta parodyti, kad jie, blėt, moka statyti mygtukus, ženkliukas. Tai va čia va, lipdukas, kad čia yra World Rally Championship, developed for FIA World Rally Championship, Gazoo Racing. JBL aparatūra, kas yra dišovė, bet gerai, japonam patinka. Primityvus priekinis skydelis, klasika, visiška klasika. Japonai nededa tai, kas nauja, deda tai, kas patikrinta. Visumoje patogu, stogas juodas, patogu sėdėt, gražu, bet pasakysiu, kaip ir visose Toyotose, nuobodu. Bet čia yra Toyota, jie, blėt, leidė šitą automobilį su tikslu paleisti homologuotą ralį automobilį. Ir gal jam ir pasisekė, blėt. Buvo toks ručnikas patogus, tikrai, vat, klasika jau klasika. 6 laipsnių greičių dėžė, taip yra IMT mygtukas, tai iManual Transmission, kad tu perjunginėji pabaras ir nuo tos vienodais sūkiais jos persimeta. Stabilumo kontrolė, įsijungia, išsijungia, tokai balniškas, starinas, pirkurkė, blėt. USB, sėdynės šildymas. Ir yra sport ir track režimas. Tai kaip sakiau, sport režimas duoda 30% į priekį, 70% į galą sukimo momentą, track režimas 50/50. Ir yra normal režimas, kur duoda daugiau į priekį, mažiau į galą. Nu ką, sėdam. Nu ką, tarsi pradėjom ralio etapą, išvažiuojam iš miško su Toyota. Įsivaizduokit, kad toks automobilis Grup B ralio laikais būtų išleistas su neribotom arklio galiom. Nu, tipo 800 arklio galių iš 2 litrų, maksimaliai visą sultis spausta vienam raliui, tik tai, kad... Kaip gražiai eina jinai. Aišku, turiu įtarimą, kad tas garsas, kuriuos girdit, tai sintetinis eina iš galo, kad jinai tokio garso neleidžia. Su šiuolaikinėm emisijom Europos Sąjungoje. Tokį garsą pasiekti neįmanoma, bet vis tiek yra smagu. Kaip jinai, blėt, stondžiai išeina iš posūkių, jinai taip gražiai išslysta. Matos, kad kėbulas buvo specialiai paruoštas tam, kad jinai galėtų atlaikyti didesnės apkrovas. Ir vėl Audi fanas iš galo, nu, blėt, kas jis daro? Stabilis karbonkė, šiek tiek lengva, svoris 1260 kg. Jinai yra per lengva, trasai greit važiuoti, trasai reikia poros tonų, visur reikia, blėt, važiuoti ramiai, o čia biškį jie nešioja. Bet ant sport režimą jie dar labiau nešiotų, jungiam sport režimą, vairas pasidaro labai lengvas, aštrus. Track režime, jinai subalansuota, 50-50 balansas. O su standartiniu režimu jinai tiesiog paprasta mašina patogi. Tai va, mes dabar pasistengsime išvažiuoti į vingiuotą keliuką ir išbandyti automobilį. Iš tikrųjų, ką jis gali duoti.
už tuos pinigus. Nes šitas automobilis jis neturi išvados, tu putyčių nepasikabinsi Palangoj su juo. Tu su trojkė dyzelinė daugiau susilauksi dėmesio iš moterų. Bet tai yra labai stabilus automobilis, labai supranti jį. Paskutinį kartą čia lekiant 911 buvo panašus jausmas. Kad tu tiesiog jį supranti ir vėliau pasižiūri į spidometrą, supranti, kad tu jau per greit varai. Stabiliai, pavaras persijungė, trumpas šaibas, labai maloniai dirbas, grinas ralio tačkina. Bet nėra to tokio, kad wow! Aš nesuprantu, kas vyksta, aš puikiai suprantu, kas vyksta, jaučiu kelią, jaučiu, kad sėdynės prilaiko mano šikną, jaučiu, kaip persijunginė gražiai pavaros, jaučiu, kaip veikia transmisija, jaučiu, kad PKB yra minkšta, bet galite įsigyti dar kietesnės versijas, jeigu norite. Lietuvos keliais čia ir yra ralio trasa, blėt. Niekada nahu nesibėginti ralio trasa, nes niekada niekas nesugeba padaryti normaliai kelio, blėt. Blėt, gerai kaso nahui. Žinokit, blėt, su ją čia galima nahui virš, galima nahui. Va, matote, blėt, kas būna nahui? Galima ir nahui negalima, blėt. Nelabai tu, blėt, va ir su tiek arklio galiu nelabai kur pavažinėsi. Atvirai pasakysiu, jeigu norite važinėti saugiai, ramiai. Šitą tačką kurva jėginė yra, blėt. Būsima legenda. Tik gaila, kad labai salonus nahu nuobodas. O pliusas tas, kad Japonai išdrįso pagaminti kažką naujo, išrasti naują klasę ir ateityje galbūt kiti gamintojai irgi šiek tiek susivoks. Tarkim, kaip ir tas pats legendinis Lancia brandas, kuris palaidojo, blėt, galima sakyti, visus savo gerus automobilius, dabar kuria tik šūdą. Dabar planuoja paleisti vėl ralio elektrinį automobilį. Reiktų pergalvot gamintojam, blėt, iš tikrųjų ir siekti Toyotos pavyzdžių, blėt. Šitam test drive, nu tiesiog norisi mėgautis važiavimo. Nesinori kalbėti apie mygtukus, apie funkcionalumus. Tiesiog norisi mėgautis važiavimo. Tai va šitą tačkę tai suteikia. Neskaitant to, kad tikrai salonus nuobodus, bet jis patogus. Nėra galbūt čia to jausmo, kaip senuose japoniškose automobiliuose. Bet šiuolaikinis japonizmas vis tiek sugeba padaryti daugiau negu daugelis automobilių gamintojų. Mums reikia mažų super hatchbackų su dahuja arklio galių. Pagaminkit kas nors su 400, 500 arklio galių. Nesveikus automobilius, blei. Iki 100, blėt, su ją lakstyt vienas kaifas, na. Blėt, va, toks jausmas, kad mūsų išmokė, kad mes turime į japoniškas automobilius reaguoti kaip į 9 pasaulio stebuklą. Ir kai kurie jų yra tikrai 9 pasaulio stebuklas. 10, 11. Bet, blėt, kad kažkokio tai wow, nu, vat, ne Viperis, blėt, ne Viperis, na. Va, tame ir esmė, kad ne Viperis. Tai palauk. Tu nuo salotos skrindai. Būna kartais, kad ateini į tačkę, tave nahu marketologai nuteikia, kad čia, blėt, bus skaniausias produktas, na, kad nebesdėsi, nešyksi. Bet realybė tokia būna, suvalgai bandelę su tūnu, su svagūnais, ten, sveikuoliškai, bet tu besdi nahu po to. Lygtais mums pasakė, kad čia turėtų būti labai zaibys produktas. Jis iš esmės ir yra zaibys, 4 varomieji ratai, nėra tų priekinių debiliškų ratų. 4 varomieji ratai, nemažai arklio galių, galima juos realiai išnaudoti, valdyti. Bet to jausmelio, blėt, kur nahui, RX7 nėra, blėt. Aišku, kvaila čia lygintos automobilius, bet ačiū Toyota, kad jūs stengiatės, blėt, kažką daryti, bet netikėtai kurva pavalgius, blėt, trasoje supranti, kad nuobodu, nahu, šiek tiek su ją važiuot. Pizda, nahu. Negaliu aš vaidinti, blėt. Tiksliau, aš galvojau, kad jinai iš tikro, blėt, bus labai zaibys. Realiai šiuolaikiniam japonam, aš manau, didžiausią viltį gali suteikti būsimos kartos Nissan GT-R, kurio dar niekas ten net nesukūrė, blėt. Jie ten galvojo daryti hybridą nuo Le Mano, 3-litrinį
benzą hibridą, bet jaučiu dabar persigalvoju ant elektros, po to vėl peršauks. Nu, čia yra Japonai. Japonų problema, kad jie neturi, blėt, lyderių. Ir tada, kada nėra lyderių, jie bijo kažką pasakyti ne ir pas juos niukai nesigauna. Pas juos lyderiai turi būti iš Amerikos vadovai, kurie turi viziją ir liepia Japonam kurti ir jie kažką sukuria. Kitu atveju būna pizdana. Šiuo atveju jam pasisekė, blėt. Vat, su Joda valdybos narys, nu kažką pabandė padaryti, blėt. Nes jeigu jie nieko nebūtų pabandę, šis apizda būtų. Aš nežinau, aš tiesiog išlipau, aš mėgaujuos vandeniu, man zaibys. Nežinau kaip jau, vasara gera, blėt, lėksim ant bangos, blėt, čikibreikiai, sėdėla, nahui. Ant tiek gerai mašina pagaminta, kad, nahui, net neįdomi. Blėt, vat gaila, blėt. Atrodo gera buvo pradžiai. Yra tas linksmumas, yra arkliukai, bet, kaip tu sakei, trūksta salono kažkokį, įdomesnį. Subaru BRZ GT86 tas pats čia, blėt. Kol kas vat italai iki šiol dar turi tas slaptą receptą, kaip pagaminti taškį, kad jaudintų, žinai, kad turi pirmą patikti moterim, gražus salonas. Turi visi pirštais rodės. Tada, žinai, tada priduot garsą, priduot karboną, blėt. Vat karboną kodėl nahu neįdėjot. Stogą padarėt karboninį, blėt. Galėjot padaryti viduje kažką karboninį. Nieko nepadarėt. Čia toks jausmas, kad su CTB tačka. Čia ir yra. CTB. Tas drive'as žiūrės, vat ateitie kartos netyčia suras kažkur YouTube šiukšlinę ir sakys, blėt, ką mes dabar čia vairuojam, blėt, autonominius kažkur šūdus, blėt, anksčiau gamino taškas normalės. Čia, žinai, čia yra bandymas atkopijuoti Lancia Delta integralį. Integralė ten tikrai buvo iš tų laikų, kur, tipo, sky's the limit, blėt, buvo. Darė taip, kad kurva maksimaliai ant visų šaibų. Čia, blėt, padaryta su tais VRC ribojimais, kad ten daugiau arklio gali neturi būt, blėt. Leiskit, blėt, vyram iš lenktynių pasaulio įsibėgėti normaliai. Darykit, nahu, masyvius, greitus ralio automobilius, kurkite naujus ralio championshipus, kad būtų vėl įdomu žiūrėti. Group Rally B yra legenda, tai yra nuostabus atminimas, dėja, tokių daugiau jaučių nebebus. Tikėjaus kitokios pabaigos, tikėjaus tokios pabaigos, kad jaunimas, visgi dar yra smagių automobilių, blėt. Su jais dar galima pavažiūrėti smagiai, bet gal mes sena karta tiesiog visko matėm, blėt, mūsų jau nenustebinsi. Mes žinome, kad kas yra true, kas yra fake. Čia toks biški feikowas VRC variantas, nes mes čia kūrėme lenktynių mašiną ir staiga prasidėjo covidas, blėt. Ir dėl to mes čia dabar nusprendėm neleisti rally, blėt, bet išleidom, blėt, Yaris GR, o toks atmazas, blėt, protingas labai. Suka, kartais, blėt, per daug lūkesčius užsikeliam kažkam, blėt, ir nuvilia, nahu. Kaip iš pigių automobilių, nu, blėt, nieko geriau jūs nerasite. Tikrai, miesto automobilis su tokiu valdymu, su tokiu galimai mažų nuvertėjimo ateityje, geriau nieko nerasite. Bet kad, blėt, nu, per daug nuobodu, nahu, viduje, nors tu ką, blėt, nežaidžia viduje endorfinai, suprantat, nėra džiaugsmo, blėt. Labai didelio važiuojant trasa. Mieste kažkaip labiau buvo džiugu. Čia toks jausmas, kad jis vienišas karys paliktas lauke ir važiuoja su greitanomiu automobiliu, blėt. Tiesiog per daug Yarisų jaučiu, blėt. Ant greitanomės paleista buvo, tai susipiso tas imidžas, blėt, Yarisų. Aišku, čia ne tas pats Yaris kaip jūsų mamos. Bet, blėt, aš norėčiau šitam keliais kokį nors itališko automobilį važiuoti, blėt, be stogo, kad mano plikė kėdentų vėjas. Gražus tie trakai jūsų, tik tai labai nagliai visi čia su to stovėjimu, čia kaip Vilniaus centrą statyti. Biški reiktų svetingiau, nes jis įsivaizduoja, kad čia be trakų mes niekaip neišgyvensim. Aišku, važiuoja turistai, bet kibinai atrodo iš vieno gamintojo visi atvežami. Skanus, bet visi vienodi. Davai, sėkmės jums, junkit teliką, varykit lauką į gamtą, blėt. Pas mūsų tokios vasaros dar seniai nebuvo, globalinis atšilimas, blėt. Davai kitai. Iki kitų susitikimų, namaste.